Sveiki, su jumis laida Tobulas netikėtumas. Aš, Žydrė, šiandien kartu su Ramūnu kalbėsiu apie muziką. Širdis iš baimės suvirpėjo. Labas. Labas. Ką groji? Groju Nėriaus Pečiūros dainą Rožės. Nori, pamokysiu. Pečiūros? Taigi sėdi tenai bokšte. Klausyk, tai tada pasimokyk pati, žiūrėk, gitara nebloga, imk gitarą, viską Nėrius viršų, o čia yra akordai, žiūrėk, čia akordai, visus rasi internete, YouTube, viskas likiu, gerai, iki. Gyvenimas lyg bangos dūžta į krantus ir paukščiai nebegrįžta. Žydrė palikau apačioj, atbėgau uždūsęs, laiptų neradau, liftų prokėlę. Tai žinok, Nėriau, dabar tą progą padarysim interviu su tavimi. Tai super, tai faina. Aš visada labai mėgstu apie save kalbėti. Nėriau, pastaruosius 5 metus kažkur buvai dingęs. Dabar pradėjai aktyviai koncertuoti, kiek žinau, tiek Vilniuje, tiek Kaune. Tai kur buvai prapuolęs? Taip, teisybė. Maždaug 8 metus nemuzikavau. Ta prasme, kad viešai niekur nepasirodydavau su muzika. O dabar taip susiklostė tokia situacija, kad toks naujas gyvenimo periodas, kad vėl prasidėjo koncertinis gyvenimas, muzika, nauji įrašai, nauji albumai, nauji muzikiniai vaizdo klipai. Bet per tą laiką aš labai daug ką turėjau ką veikti. Ta prasme, kaip čia pasakyti. Reikalas tas, kad man būna sunku susikoncentruoti vienu metu dirbti daug darbų. Ir va šita tokia pauzė tame muzikinėme gyvenime, jinai sutapo su tuo, kad iš tikrųjų paskutinius 10 metų labai intensyviai televizijos laidose dirbau. Režisierium dirbau. Tai, žodžiu, turėjau labai daug darbo, bet to dar šiaip gyvenime visokiausių buvo įvykių ir tiesiog muziką užsiminėti nebuvo laiko. Bet viskas gyvenime keičiasi. Grįžtam vėl prie muzikos truputėlį, dar muzikos reikalų, kaip sakau. Nesenai surengei 2 koncertus. Čia buvo Vilniuje, kiek pamenu, Jamaikos klube ir kitas koncertas Kaune buvo. O dabar kas pakeitė tave ir koks tavo dabar įvaizdis yra? Kas pasikeitė prieš tai buvusio įvaizdžio ir dabartinio? Ir muzikos tiek stilius, tiek... Nedaug kas pasikeitė, išskyrus tai, kad aš esu dabar blaivas. Anksčiau, kai mes koncertuodavome Vilniaus klubuose, tai aš dažniausiai būdavau neblaivus scenoje. Dabar esu blaivas, o pats charakteris, įvaizdis, elgesys scenoje, dainos, tai daugmaž tos pačios. Tiesa, yra daug naujų dainų prirašyta. Bet tų naujų dainų, pusė jų šlamštas, visada tai būna. Prirašai daug naujų dainų, mažiausiai pusė iš jų būna šlamštas, jų negalima net grot koncertuose, nes gėda. O kaip tu atskiri dainas dabar, tarkim, kurios yra šlamštas, kurios jau reikia pateikti publikai ir panašiai iš tikrųjų? Čia sunkus klausimas. Kažkaip pats jauti. Yra tokių dainų visokių, kurios kaip vienkartinis pokštas. Tau gimsta dainos būtent tokios apie neištikimybės ir kažkas dauguma rašo ten apie banalius dalykus, meilę, ten lietų, žvaigždes, kiti rašo apie savižudybės, o Nėrius rašo apie neištikimybę. Aš domiuosi, kaip gyvena žmonės, kaip jie mąsto, kaip elgiasi, šita seksualinė kultūra visa. Mesgi matom, visuomenė juk tokia vyrauja, sekso kultas visai vyrauja. Nenori, kad vyrauja. Kokia yra dabar, kas yra toksai, kaip pasakyti,
standartinis jauno vyro įvaizdis, koks jis yra. Nu tai gerk, linksminkis ir užsiminėk seksu. Nu taip, toksai yra laikomas, kad tai yra normalu jaunam žmogui. Va, tai nenori tos temos ar iš žiniasklaidos, ar iš kažkur tai, iš Facebooko, iš visų šiuolaikinių tų komunikacijos priemonių ateina ta informacija. Juk, pavyzdžiui, matosi Facebook'e, pavyzdžiui, aš, kaip pasakyti, kai tuo Facebook'ą žiūrinėdavau, tai aš matau, kad kai kurie žmonės juk užsiema vien tik flirtų, ieškoma sekso, ieškoma partnerių, tiek iš vyrų pusės, tiek iš moterų. Nu, aš dar turėjau tokį draugą, kur matydavau, kad jis visų pirma buvo sekso maniakas, jis visą laiką sėdi prie Facebook'o ir kaip robotas, merginų fotografijos. Taip. Ir taigi čia tūkstančiai fotografijų. Va, ir taip jis verčia ir verčia. Vienos merginos 15 fotografijų, sekančios 15 fotografijų. Verčia, tai čiagi kažkoks maniakalizmas. Aš irgi bandžiau žiūrėti, bet 150 pažiūrėjau, po to jau nebegera, pradeda svaigti galva, tu tampi nedarbingas. Va tai tokios visokios, tokios socialinio, buitinio gyvenimo temos ir padiktuoja dainų temas. Matau, daug naudojasi komunikacijom Facebook'o, gal kyla idėjų ir minčių naujoms dainoms, tekstų rašymui. Pavyzdžiui, neatrasti dalykai, kaip poetui reikia lietaus, kitam reikia nelaimingos meilės, ko reikia. Tai įdomių idėjų, bet aš tarp kitko jau baigiau rašyti dainas. Aš dabar jau parašiau visas dainas, kiek jų reikia. Daug žmonių susikūrė, yra iliuzija, kad dirbu televizijoje, kad darbas yra labai lengvas, mane čia visi žiūri, aš esu žvaigždė, dar dalyvauju daug renginių, einu į visokius vakarėlius. Ar tas nevargina, ar čia yra tikrai tai, ką galvoja kiti žmonės? Tai viskas šitoje iliuzijoje yra tiesa, išskyrus, kad lengvas darbas. Visos žvaigždės, kas yra pas mus žvaigždės, visur pasaulyje, Lietuvoje, čia yra visur, visur pasaulyje, ar Indijoje, ar Lietuvoje, ar tenais kažkur tai, sakykime, Austrijoje, visur sunkiai dirbama. Visi, kas tampa žvaigždėmis, kas išsilaiko ten scenoje, ten toje savo darbo srityje daugybę metų, jie visi daug ir sunkiai dirba. Nėra taip, kad darbas būtų lengvas, bet jeigu kalbėt apie tą darbą televizijoje, tai iš tikrųjų, tai taip, ten visi yra žvaigždės, jie visi gerai uždirba, įdomu ten tikrai yra įdomu, nenuobodu. Tik tai yra vienas klausimas, kaip išlaikyti sveikatą ir sveiką protą. O Lietuvoje, pavyzdžiui, jeigu nemylint užsienio televizijų ir muzikos padangių, Lietuvoje iš muzikos, ar galima pragyventi? Tai laisviausiai. Čia yra toks mitas, yra labai daug muzikantų, kurie teigia, kad ne, čia iš muzikos negalima pragyventi. Tai čia visiškai nesąmonė. Tai puikiai pragyvena. Maždaug 50 Lietuvos atlikėjų grupių, dar daugiau. Galbūt net iki 100 Lietuvos atlikėjų grupių, jie visi pragyvena iš muzikos. Ir puikiai gyvena. Bet, pavyzdžiui, Nėriau, tu pats gerai atsimeni, tarkim, 90-tuosius, 91-uosius, nepriklausomybės atėjimo laikus, kai gyvavo daug grupių, kurios rengia masinius renginius, kaip, pavyzdžiui, Antis, Foje, eidavo masė žmonių koncertus, ko šiai dienai nematau, negirdžiu. Netgi Už tėvynę buvo grupė tokia. Kiek žinau, tai buvo Nerijus, kuris. Gal tu gali papasakoti apie tuos laikus ir pačią grupę ir tuos turus? Tai čia daug painiavos, man reikia pasakoti visą muzikinę biografiją, tai aš galiu ją trumpai perpasakoti. Prasidėjo viskas 86 metais. Mes įkūrėm pirmą pankroko grupę su tokiu legendiniu, mistiniu veikėjų, sakykim taip, Vilniaus undergroundo Varveklių.
Mes su juo įkūrėm pirmą grupę ir jinai egzistavo iki 87 metų. Po to jau mes susipykom, nėra to stabilumo. Mes susipykom, išsiskyrėm, jisai įkūrė savo grupę, aš įkūriau savo grupę. Ir mano grupė, ta Už tėvynę, egzistavo 87 metų pabaiga ir 88 metus. 1 metus tik egzistavo ta grupė. Tai buvo pankroko grupė, turbūt viena žymiausių Lietuvoje. Jinai išgarsėjo todėl, kad dalyvavo 88 metais roko marše. Politinis roko maršas, didžiuliai stadioniniai koncertai per visą Lietuvą. Ir ten buvo ne tik koncertai, tai buvo juk politiniai to meto įvykiai. Nepriklausomybės vėliava, nepriklausomos Lietuvos. O nuo 89 metų aš pradėjau groti visai kitokią muziką, su hip-hopu eksperimentuoti, pop muziką. O kas lėmė tuos pokyčius, kad tu kardinaliai pakeitei nuo pankroko iki, tarkim, tuometinio popso? Viskas labai greitai atsibosta. Čia sąjūdžio laikais metalas ir pankrokas, tie jau radikalūs tų žanrų, radikalūs pasireiškimai tų stilių. Jie buvo labai įdomus, nes viskas buvo iki tol uždrausta. O tais sąjūdžio metais buvo visiems labai įdomu. Ir metalistai, ir pankai buvo labai populiarūs. Juk visur kviesdavo į didžiausius koncertus. Bet po to labai staigiai ta banga atslūgo. Žmonėms reikia paprasto pasilinksminimo, paprasto byto, aiškaus teksto. Nereikia visokių radikalių, visokių iškrypimų, visokių džeržgiančių per daug gitarų, kažkokių riksmų. Žodžiu, žmogui juk nereikia šitos patologijos visos. Žmogus nori pavalgyti, išgerti, pašokti ir pasimylėti. Tai va, dėl to ta banga labai greitai atslūgo. Ir lygiai taip pat man pačiam greitai labai atsibodo visi tie tokie undergroundiniai eksperimentai. Ir viskas, ir natūraliai viskas vystėsi. Be muzikos tavo gyvenime dar yra daug kitų reikšmingų dalykų. Pats dirbi radijoje, rašai knygas. Tai papasakok apie tai, kas tave įkvepia tiems dalykams ir rašymui. Tai kalbėkim dabar apie knygų rašymą. Tai aš knygų dabar neberašau. Prieš kokius 5 metus aš parašiau 4 savo knygą, Šoubiznio dėsniai. 200 puslapių tokia knyga, humoristinė knyga, jinai tokia imituoja vadovėlį, know-how, kaip tapti žvaigžde. Bet tai yra, iš tikrųjų geras toksai vakaro skaitalas apie šoubiznį, pletkai visokie surinkti, kai kas išanalizuota, kai kas patyrinėta, bet kad nevarginti skaitytojo. Tai aš, kai rašiau šitą knygą, Šoubiznio dėsniai, aš pirmiausia ir galvojau apie tuos jaunus žmonės, apie jaunimą, paauglius, jau studentiško amžiaus žmonės, tą jaunimą, kurie mato šoubiznį, kurie galbūt svaigsta, turi norą kaip tapti žvaigžde, kaip tapti A lygio žvaigžde. Ir tam tikrą prasme aš ir jiems, tokiems žmonėms, galbūt labiausiai rašiau tą knygą. Galbūt jiems ta knyga padėtų susiorientuoti, ką reikia daryti, ko nereikia daryti, kas tas šoubiznis, kokie ten dėsniai egzistuoja, ar reikia fotografuotis nuogam, ar nereikia fotografuotis nuogam, norint išgarsėti. Čia tarp kitko juk iš tikrųjų labai svarbus klausimas, tas nuoginimosi klausimas. Dabar žmonės tai nuoginasi ir net negalvodami, nuoginasi be tikslo tapti žvaigžde. Tai va, čia irgi kita jau problema. Toje knygoje Šoubiznio dėsniai daug tokių įvairiausių klausimų yra aptarta. Kiek vartoti alkoholio, kaip žiūrėti į narkotikus, ką reikia padaryti, norint tapti ten, pavyzdžiui, dainininku, kiek darbo įdėti ir taip toliau. Tai va, o apie rašymą kaip? Daugiau kol kas idėjų rašyti knygą aš neturiu. Ta prasme galvoju, kad šitame gyvenimo etape man užtenka tų 4 parašytų knygų. Kažkokių planų parašyti kažkokią knygą aš šiuo metu neturiu. Tai aš dirbu radijoje, šiuo metu dirbu radijoje ir dirbu ne kaip tas žmogus, kuris groja muziką, ne kaip didžėjus, greičiau kaip žurnalistas.
jeigu dabar iš tavęs tiesiog atimti tuos dalykus, darbą radijoje, televiziją ar muziką, ką pasirinktum dar gyvenime veikti? Ką? Tai aš galėčiau įgyvendinti savo pagrindinę svajonę. Aš noriu tapti vienuoliu. Vienuoliu. Tibeto kokiu nors vienuoliu. Kokiu nors budistų vienuoliu. Bet čia mano planas. Aš per 15 metų ir esu užsibrėžęs tapti vienuoliu. O kaip reaguotų tavo namiškiai, tavo šeima, jeigu tai įvyktų? Ar jie kartu? Tai aš dėl to ir užsibrėžęs ne per 15 dienų, bet per 15 metų. Per 15 metų jie prie tos minties pripras. Per tą laiką sūnus užaugs jau ir nebus problemų. Nebus problemų, kad tėvas jo Tibete kažkokioje oloje gyvena, arba Himalajuose kažkokiam urve gyvena kaip atsiskyrėlis, skaito šventą raštą tenai, viską meldžiasi, supranti. Jie pripras prie to. O kaip tavo žmona? Ar palaiko visas iniciatyvas, kurias tu darai? Ne, jinai šitos paskutinės apie tai, kad aš noriu tapti Tibeto vienuoliu, dar nėra girdėjusi apie tai mano žmona. Tai va. Ir matot, su moterim nereikia jaudintis dėl to, ar moteris palaiko tavo idėjas ar ne. Vyras turi turėti savo kelią. Supranti, savo kelią. Vyras turi turėti savo idėją gyvenimo ir eiti savo gyvenimo keliu. O moteris, bet tai yra toks vyras, kuris gerbė moterį. Aš nesakau, kad vyras turi nekreipti visiškai dėmesio į moterį, į savo žmoną, sutuoktinę, kad jie nesirūpinti. Ne, reikia rūpintis, reikia gerbti, reikia mylėti, reikia rodyti dėmesį, bet vyras vis tiek jis turi eiti savo gyvenimo keliu. Nes vyrai yra vienokios būtybės, moteris yra kitokios būtybės. Kalbi kaip ekspertas. Ko palinkėtum savo šiais metais? Ką? Aš manau, kad mes svarbiausia turime savo palinkėti, kad nebūtų karo. Nes jau nuo 2013 metų rudens, o dabar yra 2014 metų vasara, tai jau beveik metai prabėgo. Kaip vis koks nors draugas sako, klausyk, tu kaip manai, karo nebus? Arba kai į Rusiją važiavau praėjusių metų rudenį, tu nebijai karo? Nebijai karo? Ir jau po naujų metų kitas vienas draugas mano irgi sakė, žinok, čia gali būti karas. Aš kaip papasakau, kad mes mūsų grupiai siūvame tokias oranžinės sutanas su mėlynais lampasais. Sako, čia į rusiškus Georgijaus kažkokius brūkšnius nebus panašu. Sako, tu karo nebijai? Tai va, tai aš visiems norėčiau palinkėti, kad nebūtų to karo. Suprantat? Kad svarbiausia, kad mums visiems, kad karo nebūtų. O visą kitą mes kaip nors patys švariai gyvendami, supranti, su ta vizija kada nors atsidurti Himalajuose, gyventi urve, tapti jogais, pasiekti tą savo pagrindinį gyvenimo tikslą. Aš manau, tas svarbiausia. Aš apie save galėčiau pasakot, kalbėti ir kalbėti. Tiek, Žydrė groja. O, labas. Žydrė groja. Labas. Tai ar išmokai dainą? Išmokau, va, flamenko groju. Palaidžiai, Žydrė, negrok truputį, tu groji gražiai, bet su manim Nėrius Pečiūra, mano bičiulis, žvaigždė. Ir tu gali užduoti dabar jam klausimą. Nėriau, jeigu tu taptum Tibeto vienuoliu, kokį daiktą iš Lietuvos pasiimtum į kalną? Čia toks sunkus klausimas, bet aš manau, kad reikėtų pasiimti naujus koncertinius rūbus, kurie labai primena vienuolio aprangą, vienuolio sutaną. Kai lietus lyg